Iškart po sprogimo Amerikoje, galima sakyti tuo pačiu metu, pati greičiausia informacijos perdavimo ir susisiekimo priemonė internetas prisipildė nerimo ir siaubo šūksnių. Deja, jų tarpe buvo tokių, kuriems trūko paprasčiausio jautrumo ir tolerancijos. Gerai, kad tokių čia buvo nedaug. Dauguma tam pačiam pokalbį juos net mėgino sugėdinti. Šis becenzūrinis dialogas atskleidė, kad mumise tebetūno nedemokratiškas provincialus mąstymas ir nepakantumas. Ir paskatino šio filmo autorius prisiminti prieš kelis metus pasibaigusį didįjį tūkstantmečio taikos žygį dviračiais aplink pasaulį ir pakalbėti ne tik apie aplankytų šalių egzotiką, bet ir apie meilę. Meilę iš pirmo žvilgsnio, meilę pirmam sutiktam žmogui, artimo meilę, kuri ir yra taikos pagrindas. Prieš 15 metų turbūt niekas iš mūsų, tų keturių, kurie čia važiuojam aplink pasaulį, negalėjo ir pagalvoti, kad turės tokią galimybę išvažiuoti. Gyvenam kaip kalėjime. Praėjusiai 50 metų šitas amžius tai blaškė visus po visą pasaulį lietuvius. Ir į Sibirą buvo tremti, ir į Vokietiją, į Ameriką važiavo. Ne savo noru, nes priversti buvo. O dabar mes savo noru išvažiavom, nieko neverčiami. Niekieno neverčiami, rugpjūčio 6, Hirosimos tragedijos metinių dieną, iš Sietlo miesto Amerikoje žygį pradėjo 10 praeitie nemažą tarpusavį kariavusių europiečių. Rusas, Lenkas, Turkas, 3 vokiečiai ir 4 lietuviai. Kas galėjo būti bendro tarp 21 metų pirmakursio Slaveko ir 64 pensininko Giunterio, verslininko Achmedo ir istoriko Gedimino? Kodėl buvo tik viena moteris, o fizikas vadovavo visai kelionei? Važiuodami aplink pasaulį, mes labai dažnai, susitikdami su žurnalistais, susitikdami su žmonėm, pasakojom apie Lietuvą ir kaip pavyzdį pasakojom apie sausio įvykius, apie Baltijos kelią, kai 2 milijonai žmonių susikibę rankomis iškovojo Lietuvai nepriklausomybę. Galim sakyti, kad nuo tada prasidėjo taikus iškovojimas nepriklausomybės. Ir mes kaip pavyzdį sakom, kad visi konfliktai pasaulyje gali būti sprendžiami taikiai. Ir tas mūsų taikos žygis yra tam skirtas. Atšventėme 1000 pravažiuotų kilometrų. Kiekvieną dieną įsmeigėme savo vėliavą, išskleidžiame žemėlapį, žmonės prieina, šnekina ir daug ko klausinėja. Kalbant su jais, man kilo puikiai mintis. Važiavimas dviračiais nesukuria jokios grėsmės ar pavojaus, o bendravimas su žmonėmis yra taika, o mes to ir siekiame. Oras nuostabus, saulė šviečia ir vėjas pučia į nugaras. Tik nėra dūmų be ugnies. Kai bandome pasiskirstyti kai kurias pareigas, virimą, plovimą, rūpinimąsi autobusuku, mūsų grupėje įsiplėskia pirmieji buitiniai kariniai konfliktai. Esame labai skirtingi ir ne tik amžiumi, bet ir savo turtinę padėtimi. Vieni gali sau leisti ir viešbučius, ir restoranus, o kiti užsispyrę nakvoja palapinėse ir taupo kiekvieną centą. Mus paliko Denisas. Jam nepatiko per didelė žygio sparta ir taikos pokalbiam gaištamas laikas. Beveik mėnesį trukusią kelionę per Ameriką globojo, šelpė ir nakvindino Amerikos lietuviai, su kuriais susisiekėme internetu.
Tiesa, mūsų akise sprogo dar vienas išpūstas mitas. Pasirodo, interneto tėvynėje Amerikoje internetas tik amerikonam. Pakelyje mums niekur už jokius pinigus neleidžia prijungti savo nešiojamo kompiuterio prie telefono linijos. Tad Sigitas priverstas labai brangiai pirkti mobilųjį telefoną. Neužmirškit, tai 98 metai, o be interneto kaip be ranko. Jo dėka prie mūsų grupės prisijungia nauji žmonės, jo pagaliau siunčiamas žinutės į Lietuvą. O San Diego Lenkų bendruomenė internete sužinojusi, kad Slavekas ruošiasi pasukti namo, nes jam baigėsi pinigai, suaukojo net $1000. Dar Amerikoje mus gąsdino. Meksikoje niekas angliškai nekalba. Klausk neklausęs, neatsakys. Meksikonai, taip meksikiečius vadina Amerikos lietuviai, nekenčia amerikiečių. Dėl to, kad turtingi. Ir keršyje. Ne tik žmonės. Pati Meksikos gamta nusistačiusi prieš amerikiečius. Čia amerikiečiais laikomi visi baltieji. Kas bet vyktų į Meksiką, būtinai susirga siaubinga liga – viduriavimu. Ir jokie vaistai nepadeda. Norisi tik vieno – numirti. Negalima gerti nevirinto vandens. Vaisius galima plauti irgi tik virintų vandeniu. Visur pilna vagių, siautėja ginkluotos gaujos. Laikykitės krūvoj, kitaip apvoks, apiplėš. Ir nepasiskūsi niekam. Policijos pareigūnai korumpuoti, įstatymai absurdiški. Ta ir mes spėjome pajusti. Vidury kelio šlagbaumas. Už įvažiavimą į zoną, savivaldybės teritoriją 200 km spindulių, amerikiečiams reikia palikti automobilio vertės užstatą. Mūsiškį jie įvertino $3500. Grįžtant į Ameriką grąžins. Bet mes juk į Ameriką negrįšim, tai ir užstato niekas neatiduos. Šiaip taip pavyko nusidėrėti iki $250, bet mums ir tiek per daug. Zoną teko apvažiuoti per Jungtines Amerikos valstijas. Vėl pasienio formalumai, vėl muitinės, vėl kontrolė. Meksikos, Amerikos, Meksikos, bet valstybinio reketo 250 meksikonai iš mūsų negavo. Vakarieniaujame restoranuose, kartais ir prabangiuose, dažniausiai nemokamai. Nemokami kartais būna ir pusryčiai, netgi pietus. Mus sutinka ir išlydi kaip įžymybės. Miegot be 12:01 valandos nenueiname, o 4 valandą nakties jau kelk. 5 ant dviračių. Važiuojame naktimis visiškoje tamsoje, mat dieną nežmoniški karščiai, virš 40 ir virš 40 laipsnių Celsijaus. Pavėsyje atstumai visgi milžiniški. Vietoje planuotų 80 km kasdien nuvažiuojame vidutiniškai 130. Rekordas 168 km per dieną, ar naktį, kaip čia pasakius. Skubame ir skubame. Vėluoti nevalia. Nustatytų laiku mūsų laukia šefai, apsauga, dviračių mėgėjai, visuomenė. Susitikimai išreklamuoti afyšomis, per laikraščius, vietos radiją, televiziją. Bene kasdien po laikraščių antraštėmis spalvotos mūsų fotografijos. Ta Meksika, Meksika. Hai. Man užtektų vien žinoti, jog tu esi vienintelė pasauly. Gvatemala. Grupė keičiasi kiekvienoje šalyje. Jungtinėse Amerikos valstijose buvome susikūrę savo klimatą. Dalinomės pareigas. Meksikoje vadovavo Flor. Jokių nukrypimų nuo nustatytos programos. Gvatemala visiška improvizacija. Niekad nežinome, kur apsistosime, kaip toli nuvažiuosime, kur susitiksime ar su kuo bendrausime. Galų gale tapome draugiškesni, mylime ir džiaugiamės vienas kitu, nieko nereikalaujame būti tobulais. Grupę pasivijo Achmedas ir Kristoferis, kuriems buvo pavogti pasai su pinigais ir kreditiniam kortelėm. Vokietijos ambasada Mechike naujus išdavė per dieną. Jei nelaimė būtų įvykusi lietuviam, kelionė būtų baigta, nes milžiniška problema su vizomis. Kosta Rikoje
Visi dviratininkai susirinkome net į piketą prie Panamos ambasados, kad galėtų prie mūsų prisijungę 3 meksikiečiai tęsti kelionę. Ar pasaulis pasirengęs kovai su terorizmu? Peteris Bergmanas, New Yorko žurnalistas, pirmasis paėmęs interviu iš Osamos bin Ladeno, tyrinėjo urano kontrabandos kelią. Ar galėtų arabų teroristai panaudoti savo išpuoliams branduolinį ginklą? Vienas iš pirmųjų fotografų, atsidūręs New Yorke rugsėjo 11-osios išpuolių metu, žymus National Geographic fotografas Steve'as McCullis pasakoja ir rodo tai, ką pamatė savo akimis, tiesos akimis. Amerikiečių dokumentiniai filmai, kitų žvilgsnių ir branduolinis terorizmas užtemęs horizontas. Rugsėjo 11 dieną, 19 val. Per Lietuvos televiziją. Sutelkus pajėgas atsakomiesiems smūgiams prieš Osamos bin Ladeno tinklą ir Talibaną, įtakingi Vašingtono sluoksniai spaudžia Amerikos prezidentą imtis dar pavojingesnio taikinio – Sadamo Huseino. Turime apsispręsti, ar mes imsimės priešo, ar lauksime tikėdamiesi, kad jis neužpuls mūsų pirmas. Amerikiečių dokumentinis filmas Sadamo medžioklė. Rugsėjo 11 dieną, 22 val. Lietuvos televizijos naujienos patikimas vedlys permainų pasaulyje. 18:30 pavakario žinios. Šiltesnės nei įprastai. Šiuo metu Edvardas guli ligoninėje, jam buvo atlikta akies operacija. Aš likau kartu su juo, kita grupės dalis tęsė kelionę. El Salvadoras, Honduras, Nikaragva, Kosta Rika ir Panama su visa jų egzotika ir nuotykiais liko nenufilmuota. Kita vertus, gal ir gerai, kad niekas nefilmavo kertant pagrindinį narkotikų prekeivių kelią Panamos Kolumbijos pasienio džiunglėse. Kas gali žinoti? Tik po 1,5 mėnesio Kolumbijos Medelyno mieste Goda ir Edvardas susijungė su pagrindinė grupe. Susitikimas įvyko garsaus Abraomo Kulviečio proanūkio, nepriklausomos Lietuvos dailininko Eugenijaus Kulviečio sūnaus namuose. Nors šeimininkai nebekalba lietuviškai, čia tebegyva lietuviško svetingumo ir šeimos dvasia. Sako, atsitiktinumų nebūna, bet visiškai netyčia sutikta ir pasiūliusi mums nakvynę moteris pasirodė esanti iš Sietlo, iš kur startavo taikos žygis. Jos tėvas buvęs vokietis, o motina, kas gražiausia, lietuvė. Taigi atsitiktinis mūsų sustojimas lietuviai, vokiečiai ir Sietlas prie jos namų, kuriuose jie augina beglobius vaikus, jai tarsi apvaizdo šypsnys. Paprastai žmonės sėslus, pripratę gyventi vienoje vietoje, su pavydu akise palydintis keliautojus, turistus, misionierius, bastūnus. Ir vėl grįžtantis prie savo jaukaus namų židinio. O kad prie jo pakvies keliauninkus, tam reikia ryžtis. Kažin ar nors vienas iš mūsų lietuvių, taip besididžiuojančių savo svetingumu, priglaustų, jie ir turėtų kur. Tuzina svetimtaučių. Ir ne šiaip turtingų užsieniečių, o tuzina apiplyšusių, išbadėjusių, nepažįstamų valkatų. Turime finansinių problemų. Automobilis suryja daug pinigų, tačiau jis mums labai reikalingas, ypatingai šiuo metu. Edvardas geriausių atveju turės keliauti automobiliu 2 ar 3 mėnesius. Mūsų nesėkmės su mašina prasidėjo Ekvadore. Automobilio stabdžiai sugedo, leidžiantis nuo aukščiausio Ekvadoro kalnų. Gediminas, kuris vairavo mašiną, sugebėjo sustabdyti rankiniu stabdžiu. Tik per stebuklą likome gyvi. Nesėkmės tęsėsi ir atvykus į Peru. Prieš įvažiuojant į Limą po 1000 kilometrų naktinės kelionės per dykumą lūžo pusašė ir subyrėjo greičių dėžė.
Mūsų pasitinkantys sostinės prieigose dviratininkai nesiskirstė ir kelias valandas laukė, kol grojant dūdų orkestrui mūsų varganas taikos automobilis kartu su mumis buvo atvilktas į miestą. Buvo liūdnai juokinga. O Perų kalnuose gyvi likome tik automobilio dėka. Mūsų 18. Pagrindiniai grupiai 7 perujiečiai, brazilas ir kolumbietė. Po migdančio vasaros karščio ir šiltos ramiojo vandenino bangų mūšos, šiandien pirmą kartą pajutome tikrą žiemą. Aukštai Andų kalnuose užklupo sniegas ir kiaurai verianti šaltis. Sutemo, ėmė snigti. Achmedas, vežęs mantą, sunerimo ir iškrovęs daiktus kaimelėje grįžo į kalnus ieškoti įstrigusios grupės. Oliveris drebėjo, džentelmeniškai atidavė šiltesnius rūbus 16-metei Marijai. Šį juokėsi ir verkė pirmą kartą gyvenime pamačiusi sniegą. Edvardas darė aerobikos pratimus. Ivanas ir Marcija gaivinosi puodeliu kavos. O Giunterį rado pamėlusi. Jis nebegalėjo važiuoti, sustojo sušalo ir nebežinodamas, ką daryti, meldėsi. Kai mes pasiekėm kaimą, mūsų buvo neįmanoma atpažinti. Besišypsantis veidai buvo padengti purvu, švietė tik akys. Nusileidimas pasirodė dar sudėtingesnis nei kilimas. Dviratis ant didelių akmenų šokinėjo lyg jotum arklių. Dėl per staigaus stabdymo 3 kart griuvau. Ore jau tvyrojo kalėdinė nuotaika. Dalijome savo šalių kalėdinėmis tradicijomis DHL, eskučiukais, gėrim karštą šokoladą ir linkėjom vienas kitam ramybės. Naujųjų metų išvakarėse aplankėme Titikakos ežere plūduriuojančias Uros salas ir žmonės gyvenančius ant plaustų. Čia viskas iš nendrių. Ir namai, ir salos, ant kurių jie stovi, ir valtys. Rankų darbo salos turi vienintelį trūkumą. Kas pusmetį tenka kloti naują nendrių sluoksnį, nes apetinis supūva. Tačiau juose nebaisu nekviestų svečių, nes gyvensenos, amatų ir papročių paslaptis saugo bekraštis ežeras. Matyt, salose gyventi buvo saugiau negu kitur, o gal ši taikinga gentis seniausiai paliko karingą žemyną, pasirinkusi galbūt vienintelę galimybę išlikti, o ne išnykti ar būti išnaikintai, kaip atsitiko milžiniško tarpeklio amfiteatro statytojam. Dabar jau niekas nebepasakys, kas čia gyveno, mylėjo ir mirė. Ar tiems, kurie iš lauko akmenų sudėliojo mįslingus piešinius, įžvelgti kuriuos galima tik iš paukščio skrydžio. Trapus visų civilizacijų gyvybės siūlas amžinai kabo ant gležnos meilės, vilties ir taikos. Sulaužyta taika dažniausiai reiškia civilizacijos žūtį. Iš Godos laiško internete. Pasienyje atsisveikinome su Perų komanda. Su mumis liko tik Valteris. Įvažiuojant į Čilę kertant sieną, vėl kova su vėjo malūnais. Reikėjo iškrauti visus daiktus patikrinimui. Nežiūrint mūsų paslaugumo, pasienietis įsiuto, kai kažkas bandė atkasti obuolio. Po Perų kelionė Čilėje mums atrodė kaip nelaimė. Visur kontrolė, kiekvienam kaime tikrina dokumentus. Prieš išvykdami į dykumą prisėdome ant šaligatvę užkasti, bet tuoj prisistatė policija ir liepė nešdintis. Jei slampinėjai be tikslo, tuoj pat būsi pastebėtas apsaugos tarnybos, kuri čia atrodo slypi už kiekvieno kampo. Pasaulyje pranešama apie Pinocheto teismą, tačiau atrodo, kad jis vis dar Čilės gatvėse. Santiege atsisveikiname su vyriausiu žygio dalyviu, 64 metų Giunteriu. Jis buvo priverstas nutraukti žygį dėl finansinių sunkumų. Kiti taip pat jaučia nuolatinį lėšų stygių. Lietuviai keliauja už paskutinės savo ir artimųjų santaupas, o rasti finansinės pagalbos Lietuvoje vis dar nepavyksta. Gaila, kad videokamera negali užfiksuoti visų kelionės pavojų ir nelygumų. Nes kelias, ar tu jo riedėtum dviračiu, ar eitum pėsčiomis, nėra visiškai saugus. Jame gali slypėti įvairūs pavojai, pradedant kelio nuošliaužom,
Baigiant naktiniais netikėtumais iš Edvardo dienoraščio Argentinoje. Riedu šalia greitkelio esančių keliukų. Ties sankryža žiūriu sustoja iš šalutinio kelio man iš kairės važiavęs ir spiginantis visomis šviesomis automobilis. Manau, aiškiai matydamas ir norėdamas praleisti mane. Važiuoju pro stovinčio automobilio priekį, tik staiga jis, kad truktels ir su visa jėga trenkia į užpakalinį mano dviračio ratą. Paimtų stiprų smūgį. Dviratis net pačiuožia ir su trenksmais griūna ant šono, aš verčiuosi per galvą. Jaučiu baisų kojos skausmą, iš blauzdos teka kraujas, niekis man daug svarbiau dviratis. Ne, ratas nesulaužytas, tik ašelė išmušta. Išsigandęs vairuotojas atsiprašinėja, paėmęs bintą priešą žaizdą ir dar popierinį pinigą įspraudžia man į delną. Nedaug, 10 pesų, tačiau vis tiek geriau gauti pinigą negu į snukį. Juk galėjo būti ir taip, už tai, kad važinėjau naktį be šviesų. Šlubuodamas parsivarau dviratį ir pamatau mūsiškius besikalbant su atvykusiais policininkais. Goda ima man aiškinti. Įvyko baisi avarija. Valterį, Oskarą ir argentinietį partrenkė mašina ir sunkiai sužalojo. Jie nuvežti ir paguldyti į ligoninę. Sigitas išvažiavo tenai. Jie važiavo trise. Valteris per baltąją kelio juostą, aniedu jau už jos dviračių taku. Vairuotojas tikriausiai buvo užmigęs, nes jokių kliūčių kelyje nebuvo. Nieko baisaus neatsitiko ir argentiniečiui. Gal dar šią naktį jį paleis. Labiausiai nukentėjo Valteris. Nors kaulų lūžimų ir nėra, tačiau visas kūnas yra siaubingai nubrozdintas, daug sumušimų. Valteriui teks pagulėti ligoninėje kokias 3 dienas. Ne, Valteriui gulėti ligoninėje 3 dienų neprireikia. Šį rytą jis jau su mumis. Tačiau visas kūnas subintuotas, apklijuotas, daug kur pro tvaršius sunkėsi kraujas. Medikai konstatavo, jog kūno nubrozdinimai prilygsta 3 laipsnio nudegimams. Jei ne žygio automobilis, kurio gabenom Valterį iki pat Argentinos sostinės, jis būtų niekada neišvydęs nei Afrikos, nei Europos, nei Azijos. Ir jo likimas gal būtų pasisukęs kitaip. Deja, nuo likimo, kaip žinia, nepabėgsi. Pabėgėliai ir emigrantai iš Europos išsibarstė po visą Amerikos žemyną. Po 1831 metų sukilimo Čilėje radęs prieglobstį Ignas Domeika tapo vienu garsiausių mokslininkų. Vilniaus universiteto pavyzdžiu pertvarkė Čilės aukštąjį mokslą. Jo vardu pavadintas Andų kalnagūbris, išmirusių moliuskų rūšis, gėlė